Kadangi šiandien prie šašlyko kalbam, tai aš būsiu atviras. Bet yra gaila, kad visuomeniai sudaromas toks perdėtai žiaurus tas vaizdas. Iš tikrųjų taip nėra, tai kaip visuomenė turi susidaryti nuomonę, kuri gyvai nematė to proceso. Tai atrodo, kad ten tikrai to kraujo yra tiek, kad ne tik tas paršelis kraujuoja, bet ir tie darbuotojai visi apsipylę krauju. Tai mes nežinome, kur tie likučiai vaistų iš gyvūno organizmo nukeliauja ir tas pats cheminis kastravimas arba medikamentinis kastravimas, jisai gali perspektyvoje taip pat sukelti problemų. Tai ir nuskausminami turbūt. Tai lygiai taip pat ir nuskausminami, nes jeigu pats vaistas kyla, jisai galbūt gali skilti dar į mažesnės molekulės. Yra daugybė aspektų, kuriuos visus reikia išnagrinėti ir ne taip, kad jis sako, jums vieno parašo trūksta. Tai čia vieno parašo trūkdavo gal viduramžiais, ką galvą nukirsti. Pačių melžiamų karvių sumažėjo 4 kartus, tai automatiškai ir metano įskilimas ir visa kita sumažėjęs yra, tai mes kaip tik turbūt, sakykime, šaldom dėl klimato, nešildom. Šiuo atveju, jeigu Lietuvos požiūrį žiūrint, kas, sakykime, kad ir su kiaulėm, jeigu skaičiai žiūrint, tai 4 milijonus kiaulių užaugindavom kažkada, tai dabar 500 000, tai vat kaip. Sveiki gyvi, šiandieną mūsų laukia neeilinė tinklalaidė. Tai yra šašlykų balius, kurį organizuoja asociacija Laisvė rinktis. Ingrida, kaip tau nuotaika dėl mūsų šventės gamtoje? Nu, puiku, labai gražus miškas, nuostabus kvapai, tikiuosi bus įspūdingo skonio šašlykai. Ale, kaip tavo savijauta šiandien? Oi, man atrodo, bus įdomios diskusijos, galėsime aptarti, palyginti ir nuostabus pašnekovai laukia. Iš tikrųjų, šiandieną mes kalbėsime apie nacionalinį lietuvių patiekalą, tai yra šašlykus. Ir jūs matote Disko Burger šefą Mantą, kuris genialiai gamina šašlykus. Tačiau taip nebus eiliniai šašlykėliai. Mes atliksime ganėtinai sunku ir stebėtino kvapo eksperimentą. Mes kepsime ir kiaulienos sprandinę, nes tikras lietuviškas šašlykas be abejo, kad yra iš kiaulienos, nes ją paruošti pigiau, paprasčiau ir panašiai. Bet taip pat mes gaminsime nekastruoto kuilio šašlykus, tiksliau ne mes, o mūsų šefas Mantas. Ir mažo to, net 4 profesoriai, tiesa, iš jų viena akademikė, kalbės apie kiaulieną, kalbės apie kiaulienos valgymą, apie šituos kuilio kvapus, iš kur jie atsiranda ir ką jie daro. Ir vakarėlis laukia tikrai neeilinis. Aišku, mes aptarsime ir aktyvistų klausimą. Kodėl jie čia pastaruoju metu dėl kiaulių, dėl paršelių kastravimo terorizavo ne tik tai maisto ir veterinarijos tarnybą, bet ir mus visus informacijos vartotojus su įvairiais krūvinais, paršų vaizdais, bandė mus šiurpyti ir panašiai. Taigi šiandieną jūs galite laisvai pasirinkti. Ar jūs tikėsite aktyvistais ir jų viešųjų ryšių agentūrą, ar jūs tikėsite Laisvę rinktis ir mokslininkais, kurie dešimtmečiais dirba tikrose laboratorijose, jie dirba su tikrais gyvūnais ir šiandieną jie pasidalins savo neįkainojamomis žinomis. Už visą suteiktą erdvę mes asmeniškai esame dėkingi Kauno žurnalistų namams ir asmeniškai Vidui Mačiuliui, kuris leido mums net ir užkurti ugnį, buvome įsipareigoję, kad išsaugosime visą šitą kalnelį nesudegintą. Tai tikrai ačiū ir ačiū visai Kauno žurnalistų bendruomeniai. Koks marinatas yra tau pats geriausias? Ar jis turi būti paprastas ar labai mantrus su daug prieskonių? Prieskoniai reikalingi, bet naudojam, sakau, actas, vanduo, druska, pipirai ir prieskoniai žoleliniai. Ir po šitos įžangos mes pasitiksim pirmą pašnekovę. Šiandieną mums yra didžiulis džiaugsmas ir garbė pristatyti akademikę, profesorę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvūnų mokslo fakulteto dekanę Eleną Bartkienę. Labą dieną. Sveiki atvykę pas mus. Pirmiausia, mes visus svečius šiandieną pasitiksime nuo kvapo. Aš atidengsiu puodą, o jūs turėsite pasakyti, kas tai per kvapas ir iš kur jisai sklinda. Dėjesnė į tą pusę. Mes galim padėti jums šiek tiek. Kitas, su kuo mes, kad mėsos sultinys, tai faktas. Šio sultinio kvapas švelnesnis būtų negu šitas labiau išreikštas ir tas išraiškingumas mažina jo juslinį priimtinumą. Jis jums mažiau priimtinas kaip kvapas. Rinkčiausi šį.
Ir akademikė neapsiriko. Iš tikrųjų, šiame puode verda kuilio šonkauliai. Tai yra nekastruoto paršo, kuris skleidžia tikrai specifinį kvapą, kai kuriems žmonėms jisai asocijuojasi su šlapimu. Ir ką, gerbiama akademikė, mes jūs kviečiame prie stalo, kur netrukus ateis ir kiti garbūs svečiai. Profesorius Artūras Timbirys iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Jis yra ir praktikuojantis veterinarijos gydytojas, ir daugiau nei 30 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių autorius, kuriame yra apžvelgiama skerdiena, mėsos kokybė ir panašiai. Gerbiamas profesoriau, mes jums užduosime, kaip ir visiems svečiams, standartinę užduotį. Mes prašysime jūsų pauostyti 2 sultinius. Noriu pasakyti, kad čia dar tas kuilio kvapas nėra jis toks labai aštrus. Būna žymiai atveju, kada ta mėsa būna žymiai aštriau, kvepianti ar smirdanti, kaip čia pasižiūrėjus. Bet žmogui jinai nuodinga ar ne? Ne, žmogui nuodingumo čia nėra iš tikrųjų, sakykime, tikrai niekas nenusinuodys, bet aš manau, kad tas pojūtis, sakykime, kada tu jauti šlapimo kvapą ir dar būna tokia atveju, kada, kaip sako, reiškia, nusipirkau kuilieną ir visą laiptinę šlapimų pasmirdo, tai tam žmogui nelabai irgi malonu. Ačiū profesoriau už jūsų pristatymą, prašom prie stalo. Gerbiama profesorė Asta Racevičiūtė Stupelienė. Sveiki atvykę. Sveiki. Mes pradėsime pasisveikinimą su jumis kaip ir su kitais svečiais. Mes siūlysime pauostyti 2 puoduose verdamus sultinius. Puodas numeris 1. Oho. Gerai, šiek tiek palengvėjimui puodas numeris 2. Gal galit pavaišinti iš puodo numeris 2 mane? O kodėl ne iš puodo numeris 1? Nes numeris 1 turi specifinį kvapą. Kas tai per kvapas? Tai būtų nekastruoto vyriškos lyties kuilio kvapas. Ką profesorė sako, profesorė žino. Tai prašome prisijungti prie kitų svečių. Ačiū. Ir tęsime vakarėlį ir diskusijas. Pasitinkame dar vieną svečią, ponas Algis Baravykas. Jis yra Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius, bet taip pat jis yra veterinarijos akademijos absolventas ir yra praktikuojantis gyvūnų technologijų auginimo specialistas. Sveiki, Algi. Sveiki. Mes taip pat jums pateiksime vieną uoslės užduotį. Paprašysime pauostyti 2 sultinius. Sultinys numeris 1 yra šis, susikaupkite. Šiaip sau. Gerai, antras šansas, sultinys numeris 2. Visiškai daug geresnis. Ką manote, kas negerai su sultiniu numeris 1? O sultinys numeris 1 yra, aš kaip ir suprantu, yra kuilio mėsa, tai jo kvapas nemalonus ir aš nenorėčiau tokio sultinio valgyti. Kaip matote, iki šiol nei vienas specialistas neapsiriko, kviečiame jūs į akademinį stalą. Ir mes pasitinkame gerbiamą profesorę Vilmą Vilienę, kuri yra gyvūnų mokslų ekspertė ir taip pat gyvūnų mokslo auginimo technologijų instituto profesorė. Bet malonu. Mes turime ir jums specialią užduotį. Jums teks pauostyti 2 sultinius ir pasakyti, ką ir kodėl apie juos manote. Sultinys numeris 1 yra šis. Sultinys numeris 2 šis. Ką galite pakomentuoti apie jų kvapus? Sultinys numeris 1 nelabai skaniai kvepiant. Kodėl? Gal tai kuilio mėsa. O antras skaniau kvepia. Skoninės savybės tikrai geresnės. Tai ačiū Jums už tai, kad tikrai įveikėte užduotį iš pirmo karto ir nesunkiai. Kviečiame prisijungti prie kitų garbių svečių. Ir šiandieną mums šašlykus kepa Mantas Mačiuta, kuris yra Disco Burgers mėsos šefas. Labas, Mantai. Laba. Mantai, ar jau šašlykai tapo Lietuvos nacionaliniu patiekalu? Žinoma. Kokia yra gero šašlyko paslaptis? Geras marinatas.
koks marinatas yra tau pats geriausias? Ar jis turi būti paprastas ar labai įmantrus su daug prieskonių? Prieskoniai reikalingi, bet naudojam, sakau, actas, vanduo, druska, pipirai ir prieskoniai žoleliniai. Tai ačiū Disco Burger šefui už receptą, tikiuosi visi užsirašėte. Man tai iš tikrųjų šitas šašlykas buvo nepaprastas. Atvežėme tau 2 rūšių mėsos. Viena mėsa buvo įprasta kiaulienos sprandinė, o kita kitokia. Kokį tau įspūdį paliko mėsa, jos tekstūra ir kvapas galbūt? Maniau, kad kvapas biški bus stipresnis, bet įsiėmęs ją, kurį laiką pastovėjo, kvapas kaip ir dingo, sumarinavau, šiandien ryte pavošiau, kvapas tas pats. Tai labai ačiū iš tikrųjų Mantui už tai, kad jisai apsiėmė nerealiai drąsų iššūkį padaryti, pakepti ir kuilio, ir įprastą kiaulienos šašlyką. Ar yra kokių nors paslapčių dėl liepsnos, ar anglis, ar malkos, kas yra geriau? Palaika malką, nes ir mėsytės rūkinu ant malkų, ir kepu ant malkų, tai manau, kad malkos yra pats pirmas favoritas. Anglis tai yra, kaip sakoma, gamtos reikalas. Tai ačiū labai Mantui už paslaptis ir ką, mes keliauname prie stalo, kur šiandieną laukia mūsų šventinės, bet ir mokslinės diskusijos. Žolelių, 2 druskos, jeigu ten būna, nebūna, tai aliejus išpilu, sumaišiau viską. Kitą dieną. Šiaip sako, kad Šašlykui, nereikia ne? iš karto druskos dėti. Masažuoju. Majonezas irgi niekad nekenkia. Tai maigai tos sultys atsiranda ir tas šašlykas. Daugiau išrinkit reikia. Ir mūsų visų šventės dalyvių laukia įspūdinga akimirka. Šefas Mantas atneša šašlykus. Kaip ir sakėme, tai yra neeiliniai šašlykai. Vieni iš jų yra įprasti, kiti nekastruoto kuilio mėsos, kitaip tariant, tai yra kąsniai drąsiausiems. Ką, vakarėlis prasideda, ėtis. Duosime šitą nuostabų įrankį Gyvą negersim. ir po gabaliukas gal pavyks. Į skirtingas pusės turbūt reikia pagal, jeigu neapsuktumėt bet padėklo, kad mes nesumaišyt. patys po to nesumaišytume. Aha, taip, šita va tamsesnė pusė bus numeris 1, o šviesesnė numeris 2. Kažkaip jaučiu mūsų svečių tarpe kylančią įtampą. Ačiū. Įtampa nekyla. Ir pagal spalvą jau matau. Aš žinau, kad Skirtinga. numeris 2 ar numeris 1, abidvi šios mėsytės nėra nuodingos. Arba kažkaip tai kitaip kenksmingos žmogaus sveikatai. Vadinasi, realiai mes išgyvensime. Ir viskas bus su mumis tvarkoj, tai estetiniai kvapo skonio klausimai. Jums, miela kolegė, įdėti? Pačiai įsibrisiu. Nu jau, belaukiant filmavimo, čia gerai praaugom, šašlykai dar šilti. Manau, kad bus ir neblogai. Kodėl taip mažai dėjasi? Nu, nedrąsu, reikia paragauti ar valgom. Sakė, prieš kameras blogai atrodo, kai mažai įsidedi. Nu gerai, galim įsidėti dar. Vieną. Kai vienas saugia vienose. Peilių padarai. Turime lemiamą momentą, kuomet maisto ekspertai, gyvūnų mokslo specialistai, mėsos žinovai ragauja mūsų šefo paruoštus šašlykus. Kaip matome, gerbiama akademikė atsargiai uosto ir bando vis padaryti viską, kad į jų virškinamąją traktą patektų šašlykai, kurie galimai yra iš nekastruoto kuilio. Tikrai jaučiasi. Aš pamažinsiu. Komplimentai šefui visų pirma, nes tikrai labai gerai paruošta mėsa. Ne visuomet tai pavyksta. Aišku, skiriasi nekastruoto ir kastruoto gyvulio, nes kastruoto yra ženkliai kietesnė. Tai paprastai riebalų kiekis būna mažesnis, todėl ir marinuojamai mėsoj būna problemų su technologijom. Aš pati kaip maisto technologas galiu pasakyti, ne taip paprasta baltymą išgauti po kepimo minkštą. Aišku, turime ir įvertinti, kad namuose, kai mes vartojame kiaulieną, turbūt tai yra sezonas mūsų grilinimo, bet tai irgi nėra pats sveikiausias produktas, nes laužo dūmai, nors labai aromatas jų geras, bet kuo intensyvesnis laužo dūmo aromatas, to daugiau kancerogeno benzopireno. Tai šiuo atveju šašlykus negalime rekomenduoti, kad nejausti kuilio kvapo, vartoti
kaip kiaulienos pagrindinį produktą. Gerbiama akademikė, vadinasi, jūs rekomenduojate įprastos mėsos šašlyką rinktis, ne kuilio. Ne, aš galėčiau tik pasakyti, nerekomenduoti, nes 1/3 vartotojų nejaučia kuilio kvapą. Tai ta 1/3 vartotojų galbūt jiem nebūtų jokio skirtumo, ką vartoti, galbūt jiem ir tekstūra būtų primtina. Bet va, tos kitos 2/3 vartotojų vis tik tai rinktųsi tą mėsą, kurioje nėra kuilio kvapo, nes vis tik tas kvapas asocijuojasi su tokiais junginiais, kurie yra apibūdinami kaip šlapimo ir fekalių kvapą suteikiantis junginiai. Tai tikrai nėra, žmogui natūraliai maisto produktam būdingas kvapas. Bet ne visi tą jaučia, 1/3 vartotojų to nejaučia. Po tokio pristatymo belieka palinkėti visiems skanaus. Ačiū. Ačiū. Antai, Kaip tau pačiam skonis, paragauk savo kūrinio. Nu, tai vakar šiandien ryte dar žalio biškį paragavau ir iškepusio. O šiaip įdomu, kai mėsą gavot, pajutėt kvapą ten žalios mėsos, kad yra skirtumas? Pradžiai tik atsinešiau, tikrai buvo tas toksai kvapelis. Tai nenorėjau darydama vienot redaguoti, palaukti to apsiramins. Bet po to įsitraukiau tam visitą žodžių, gal koksai pusę valandos, temperatūra pasisiausiu viską. Pasisiausiu kvapą nebuvo, šiandien fakulte atsidariau, pasižiūrėjau, jo kvapą, lygiai vis tas pats. Tiesiog. Tekstūra tvirtesnė. Tvirtesnė. Nes riebalų mažiau. Riebalo nėra ir sausa mėsa. Sausa. Tai yra baltymas, kaip Maltija, kažką su riebaliuko daugiau, kažką kotletus daryti, aš manau, kad valus. Iš tikrųjų, ačiū šefui Mantui dar ir už tai, kad jis, man atrodo, netyčia išdavė dar vieną paslaptį, kad prieš marinuojant mėsą turėtų būti kambario temperatūros, ar ne? Aš taip darau dažniausiai. O marinatas tas pats, Jo. Vienodas. Bet šiaip gerai išmarinuoti šašlyką. Kvapo. Nesijaučia. Labai jaukiu. Kvapo. Jo. Tam buljonio tai šiaip kvapas buvo žymiai ryškesnis. O šašlykas Verda tas buljonas, tai aplamai, tai ar vištienos buljonas, ar kiekvieną verdi, ar kažką vis tiek kvapas yra. Specifinis kvapas yra tos žalios busėtų vyrybų. Prašau. Raudona mėsa tamsesnė. Pradžiai pagalvojau, kad sumaišę gal, jautieną atvežė. Bet biškį paanalizavau, pasižiūrėjau, pamačiau, kad kiauliena. Bet čia reikia pasakyti turbūt tai, kad čia tas jis yra vyresnis, tai vyresnio amžiaus yra. Nėra to, reiškia, bekoną užaugina iki 115 kg ir skerdžia. Bet tokio nekastruoto, kad būtų 115, tai, kaip ir nebuvo, tai buvo atvežtas vyresnis, kuris už tai ta mėsa ir sausesnė, ir spalva tamsesnė. Jis toks truputį šernieną panašus. Ir turbūt tik pusė mėsos kiaulienos, kuri yra perkama Lietuvoje, yra lietuviška. Algi, ar mes teisingai prisimename? Tai lietuviai mes suvartojam apie 130 000 tonų mėsos vienam gyventojui per metus. Čia Lietuva. Tai yra kiaulienos. Aš kalbu apie kiaulieną, apie 130 000 tonų. Vienam gyventojui tenka truputį daugiau negu 50 kg. Čia daug metų buvo 49 kg, paskui augo, dabar 50, apie 50, aš grubiai taip sakau. Iš tos kiaulienos apie 67-8 tūkstančiai tonų įvežama yra iš kitų šalių, kadangi mes neužsiauginam Lietuvoje kiaulienos. Ir galim sakyti, kad pusė kiaulienos iš tų 50 ką suvartojam, tai 28 kg yra įvežtinė kiauliena. Kas blogai su įvežtinė, tai, nenoriu sakyti, kad mes, pavyzdžiui, keliaujam, nuvykstam į Lenkiją ir ten kažkaip tie Lenkai kažkaip blogiau valgo, viskas ten taip pat. Bet mėsos šviežumas nukenčia. Transportuojant, sandėliuojant, pervežant ir taip toliau, vis tiek praeina kažkiek laiko ir ta mėsa, kuri yra vežta, yra netokia šviežia, kaip yra vietoj užauginta, vietoj paskersta ir trumpesniais keliais gabenta.
Tai čia tas momentas yra. Kitas momentas, aišku, yra ekonominis, toks patriotinis, kad vis tik tai, jeigu mes užsiauginam, tai mes remiam savo grūdų augintojus, savo ūkininkus, savo perdirbėjus, savo biudžetą. Tai atsiveždami mėsą iš kitų šalių, mes išvežam pinigus jiems, atiduodam, ne patys uždirbam, bet uždirba kitos šalis. Na ir tos sumos gana nemenkos, reiškia, jeigu 60 000 tonų, sakykime, įvežam 70 000 tonų mėsos po kokius 5 eurus, tai padauginam ir sumos yra Gaunasi nemaži pinigai. kokie 300 milijonų eurų išvažiuoja į užsienio valstybės. Skaičiai iš tikrųjų dideli. O ar mes galime garantuoti, kad ta kiauliena, kuri pasiekia mus iš kitų šalių, tikrai yra tokia pat kokybiška, tai yra lygiai taip pat kastruotų paršo nekuilių mėsa jokiais būdais, kad juose yra naudojama irgi nedaug įvairios chemijos, kad pašarai galbūt artimi organiškiams ar kažkokios aukštesnės kokybės. Kokie gali būti skirtumai? Ar apskritai kontroliuojamas yra kiaulienos importas? Na tai aplamai maisto produktus kontroliuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Ir Europos Sąjungoje ir aplamai pasaulyje prekyba maistu, reiškia, vyksta pasitikėjimo tarp veterinarijos tarnybų pagrindų. Bet mes žinom, kaip, pavyzdžiui, iškyla koks nors skandalas, kaip, pavyzdžiui, buvo Vokietijoje dioksino skandalas, kada dioksinas pateko į pašarus, reiškia, kilo tie produktai išplito, jos reikėjo atšaukti. Tai tokių situacijų pasitaiko ir be abejo, geriausia kontrolė ir geriausia, kai yra savoje šalyje užauginta, tu gali savų tarnybų paklausti atsakomybės. Kitose valstybėse atsakomybės, jau sunkiau yra pareikalauti. Tai aišku, aš agituoju už tai, kad Lietuvoje būtų auginama daugiau, logiška. Bet koks ten dar buvo, ką norėjo dar? Kiek kokybės prasme galime pasitikėti importuojamą kiaulieną? Dabar, reiškia, jeigu fokusuojamės į kastravimo tą temą, tai Europoje yra daug variantų, kaip yra su šia, sakykime, problema tvarkomasi. Ne? Su kuilio kvapo problema mes nebūsim tokie mandagus ir įvardinsim šiandien. Jo, tai daugiausiai yra naudojamas chirurginis kastravimas Europos Sąjungoje, tradicinis chirurginis kastravimas, tačiau, tema, kad mažinti kastravimą, ieškoti kelių, taip sakant, mažinti tą ir įtaką gyvūnams ir gerinti ūkių rezultatus, ieškoma. Ir to ieško būtent augintojai, įrangos tiekėjai, mokslininkai. Aš įsivaizduoju, dėl ko čia sėdi mokslininkai, šėrimo, gyvūnų technologijos. Su ta mokslo pažanga, su technologijų pažanga ateina ir keičiasi pati gyvulių auginimo kultūra. Ir ko gero gamintojai suinteresuoti nekastravimu, nes kastruoti yra brangiau negu nekastruoti. Taip, kastravimas, kadangi reikalauja daug darbo jėgos, reikia gyvulius ir pakelti, ir įdėti į dėžutę, ir išpjauti sėklidės, ir suleisti vaistų, jos irgi reikia ten, reiškia, tuo pačiu metu ir vakcinuoja, ir suleidžia geležies, ir vitaminų. Tai ir ausies įsega vienu metu, tai ten tokia, kaip pasakyti, nemenka procedūra ir jeigu kiekvienam atveju reikėtų ten pakelti, nuleisti, fiziškai sunkus darbas yra. Yra alternatyvų, yra medikamentinis kastravimas, kai kuriuose šalyse naudojamas ir yra, sakykime, ir Lietuvoje jisai neuždraustas, jis tiesiog nepopuliarus ir gal ir brangus, ir galbūt yra baiminamasi, kad vartotojai nepriims, būtent skerdyklos nepriims tokių gyvulių skersti. Tai tų alternatyvų yra įvairių ir ta mėsa, kuri atvyksta iš kitų šalių, yra įvairi.
Yra įvairius. Aišku, ją atskirti nei pagal lytį neįmanoma jau, kai atvažiuoja, neatskirsi, ar ta lytis ar ne. Bet kartais pasitaiko tokios mėsos ir man yra buvę taip, kad prekybos centro direktorė skambina ir sako, kas ten pas jūs per mėsą. Žinot, jūs čia kažkokią tiekėt, jinai dvokia, jinai pati pagamino šašlykus, kvietė kažkokia buvo šventė asmeninė ir ta mėsa dvokė, svečiai nepatenkinti buvo. Ir, na, aišku, pretenzijos kaip ir mum, bet aš sakau, palaukit, o jūs žinot, o kur jūs tą mėsą įsigijot? Nu, sako, gal jūs, sakau, kažkur iš užsienio importuojat, nes pagal jūsų tą tinklą aš jaučiu, kad jūs Lietuvoje neperkat. Nu, ir kažkaip nutilo, jie patys viduj, matyt, pasidomėjo, suprato, kad reiškia, importinė mėsa ir gali būti iš užsienio, pateko, kad jinai nekastruotų kulių. Tai faktiškai tarp lietuviškos mėsos pasiūlos nekastruoto kuilio mes nerasime. Ne. Nesupratau. O kokios gali būti biologinės grėsmės iš kiaulienos kastravimo įvairiais cheminiais būdais? Čia jau klausimas profesūrai mūsų ir gyvūnų technologijų mokslo atstovams. Galėtume padiskutuoti, nes iš esmės metodai dar nėra galutiniai ir apspręsti. Jų yra įvairių, jie taikomi ir ne tik gyvūnam, ir žmonėm taikomi įvairūs panašus medikamentiniai, vardinkim taip, gydymo būdai, jeigu to reikia atskirose šalyse. Tai mes nekalbam vien apie gyvūnus auginamus maistui, bet kai mes kalbam apie medikamentus, jeigu prisimenam netolimoj praeity, labai džiaugiamės visi antibiotikais, kaip atradimu. Ir antibiotikai buvo naudojami gyvūnam kaip auginimo simuliatoriai. Bet iš esmės po to pamatėm situaciją kokią, dabar turim didelę problemą su išsivystymu atsparumo patogenams. Tai mes nežinome, kur tie likučiai vaistų iš gyvūno organizmo nukeliauja ir tas pats cheminis kastravimas arba medikamentinis kastravimas, jisai gali perspektyvoje taip pat sukelti problemų. Tai ir nuskausminami turbūt. Tai lygiai taip pat ir nuskausminami, nes jeigu pats vaistas kyla, jisai galbūt gali skilti dar į mažesnės molekulės. Nes mes turėjom tokią patirtį, bendradarbiaujam su kitais kolegom iš visai kitos šalies ir jie tiesiog skambina, mes kartais pasitarėm vienu ar kitų klausimų, sako, bet prieš filtravimą vandenį mažiau antibiotikų negu po valymo. Kaip paaiškinti? Paaiškinimas paprastas, jeigu tavo filtras membraną suriša į kompleksinį kažkokį junginį, tavo visą gryną molekulę antibiotiko pereina į geriamą į vandenį. Tai yra daug ganėtinai iššūkių ir žinoma, šiai dienai mes turim labai jautrias tyrimų metodikas, mes galim daug ką nustatyti. Tai anksčiau žmonių taip negazdindavo, bet tai negalim įvardinti kaip gazdinimu, mes turėtume žinoti, ką vartojam, nes tos mažos molekulės neaišku, kokius išauks tolimesnius padarinius organizme. Tai šiuo atveju tas cheminis požiūris į gyvūną, kad jam mažiau skaudės, bet po to žmonės neaišku, kokios ligos išsivystys ir kur tos mažos molekulės nusės, toks turėtų būti irgi labai gerai pasveriamas. O gerbiamas profesorių, o kaip yra su realia to mažo paršelio kančia kastravimo metu? Ar tai yra didelis skausmas, ar tai yra vidutinis, ar pakeliamas? Jūsų kaip mokslininko požiūris į nuskausminimą šitoj vietoj? Aš tai esu ir tą patį daręs, dirbęs toj srity ir teko ir kastruoti, kadangi po veterinarijos akademijos baigimo dirbo veterinarijos gydytojų ir aš kažkokio didelio, kaip sakyti, skausmo nematyčiau, nes, pavyzdžiui, tas paršelio kastracija užtrunka labai trumpai, ten praktiškai patyręs veterinaras susitvarko gan greitai ir klausimas kyla ir manyčiau, kad paršelis, ypač dabar, kai valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja, kad galima neleisti nuskausminamųjų, jeigu paršelis yra ne vyresnis kaip 7 dienų, tai manau, kad čia visai gal ir teisingas, nes, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu tam gyvūnui labai skaudėtų, tai jisai būtų neramus ir, sakykime, tikrai stovėtų susigūžęs. Būna taip, kad po kastracijos paleidė tą paršelį, jisai puola prie tos kiaulės ir jau žinda pieną, tai jam to skausmo kaip ir didelio tokio, manyčiau, nėra. Aišku, vėlgi kitas dalykas, jeigu mes vartosime tuos nuskausminamuosius, tai procesas užtruks. Tai ir laiko, ir pinigų klausimas taip pat reiškia čia aktualus ir žiūrėkim praktiškai, nes vis tiek
paršelis bet kuriuo atveju yra pakeliamas. Ir pakėlus paršelis bet kuriuo atveju irgi žviegia. Žviegia ne dėl to, kad jam skauda tiesiog, netgi dar neprisilietus jisai žviegia. Tai už tai, kad tiesiog tokia yra jo natūrali būsena, tai yra reakcija į tą, sakykime, kitokią poziciją gal. Nes paprastai žmogus pakelia tą paršelį prieš kastravimą už kojos. Bet dabar kitas atvejis, reiškia, jeigu mes suleidžiame nuskausminamuosius, tai turbūt patys esate pastebėję, kad dantystai, kai dantį traukia, irgi taip pat iš karto to dančio netraukia, turi praeiti tam tikras laikas. Ir pavyzdžiui, lidokainas, dabartinis, kur toks nuskausminamasis vaistas vartojamas, jisai suveikia, turbūt mažiausiai po 5 minučių. Tai kitaip tariant, reiškia, tą paršelį turim vėl įdėti į dėžutę dar atskirai, palaukti, kol tie vaistai suveiks. Ir tada tam paršeliui gaunasi dar dvigubas stresas. Vienas dalykas, kad jį pakėlė, suleido vaistus, o antras dalykas, suleido vaistus, tada vėl pakėlė. Tai čia toks irgi klausimas. Ar aišku, tą skausmą pamatuoti tam paršeliui, manau, kad irgi dar aš bent jau nežinau, kad yra metodų. Tai realiai, ar jam ten labai skauda ar ne, galime tik tai spręsti išoriškai, ta prasme, kaip jis elgiasi. Nes paprastai, jeigu žmogui labai skauda, žiūrėkit, arba kitam gyvūnui, tai jisai tiesiog susigūžia. Ir tikrai nepuola ėsti ar ten kažką kitą daryti. Tai pagal tai galima spręsti, kad čia nėra toks labai skausmingas tam paršeliui atvejis. Ir dar su kolegom čia iš gyvūnų gerovės srities irgi sušnekėjęs, kad sako, tas kastravimas, kada paršelis yra jauno amžiaus, tikrai jam tam paršeliui tiesiog jis nebeprisima tų visų procedūrų, sakykim, iki tol, kol jis patenka į skerdyklą. O dėl kolegės dar norėčiau papildyti, ką gerbiame akademikė sakė, tai tikrai reiškia tie visi vaistai, likučiai kokie lieka ir nepamirškim, kad cheminis kastravimas tai ką sutrikdo hormono apytaką, ar ne, ir praktiškai tada mažiau išsiskiria testosterono, lytinio hormono ir jisai tiesiog reiškia jo būna mažiau. Tai vėlgi, sakykim, kaip veikia žmonės tas testosteronas, tai vėlgi tie hormonai dar reikėtų pasiaiškinti, kiek jo lieka ir kaip ten viskas vyksta, nes pavyzdžiui, vėlgi žinome, kad netgi toks nekaltas atrodyti daiktas kaip plastikas turi bisfenolių, o tas bisfenolis, sakykime, ypač moteriams iššaukia irgi taip, reiškia, hormonų tam tikrus, reiškia, sutrikimus. Tai čia dar tikrai klausimas toks diskutuotinas ir aš manau, kad mes čia ieškom kažko tai šito klausimu, kas jau turbūt yra istoriškai patvirtinta, nes mūsų senoliai paršiukus kastravo ir turbūt čia jau nežinau, kiek amžių viskas tęsiasi ir pasaulis taip pat reiškia ir kastravo dėl to, kad tą gyvulį norėtume kankinti ar tiesiog pasiklausyti jo žvėgimo, bet tam, kad tiesiog reiškia ta mėsa, jinai neturėtų kvapo, nes patys matot turbūt, kad tas kvapas ir skonis skiriasi, kur kastruoto, kur nekastruoto. O kaip jūs žiūrite į organizacijas, kurios su kruvinais paršeliais, aišku, netikrais pliušiniais rikiuojasi aplinkui institucijas, kurios ten kibirais kraujo dirbtinio ir tikro taško ir šiurpina mūsų visus. Ką manote apie jų požiūrį ir elgseną? Tas požiūris labai irgi diskutuotinas. Tai pasaulis dabar ką mes matome, turbūt kvailėja, jeigu taip liaudiškai galima šnekėti, ir tie visi, sakykime, tokie reiškiniai kaip karai ir taip toliau, kada žmonės negali susitarti arba atskiros valstybės, tai irgi nėra gerai. Ir čia toksai įsišokimas, gal tiesiog norėjimas pasirodyti. Ir turbūt esam pastebėję dar ir tokių dalykų, kur tiesiog ta realybė prasilenkia su tikrove. Ir dabar tai aišku, sakykime, nesunku sugundyti tą miestietį arba kitokį žmogų, kuris nematęs kiaulės, nematęs triušio, nematęs paukščio ir sakykime, kitų gyvūnų, tai atrodytų labai baisu. Čia čia kraujas, čia tas paršelis, reiškia, žviegia, tiesiog skausmas ir ten jau kažkokia siaubinga situacija gaunasi. Bet, vėlgi žinome tokiu atveju, kad tie gyvūnų gerovės saugotojai perdeda, iš tikrųjų tai vis tiek
tie dalykai, kad, pavyzdžiui, vat, kaip papasakosiu, kai kur yra absurdiški, pavyzdžiui, sakykime, dabar vienas iš tokių momentų yra paleiskit triušius į laisvę, nebelaikykit triušių narvuose. Tai kas bus, jeigu mes tą triušį paleisim? Tai jisai įsikas į žemę. Taip pat, reiškia, vėlgi jį pradės medžioti laukiniai gyvūnai, tokie kaip šeškai, taip pat, reiškia, lapės, audinės, kiaunės ir taip toliau. Žiūrėkit, kodėl žmonės vištų irgi taip pat nelaiko laukia, o juos tiesiog įvaro į šitą nakčiai į tam tikras patalpas dėl to, kad kas išgaudo kiaunę, šeškai ir taip toliau. Mes kiekvienas turim teisę išsakyti savo nuomonę, vat ir jūsų kompanija labai gražiai vadinasi, kad mes turim teisę išsakyti visi savo nuomonę. Kaip maisto specialistas, kaip maisto mokslo atstovas, galiu pasakyti tokias tendencijas, ką dabar matome šiai dienai. Labai daug yra asmenų, kurie save vadina ekspertais, nors realiai su tas sritim neturėjo nieko bendro. Tai šiuo atveju tikrai kyla problema, bet nuo to žingsnio sutinku su profesorium, kad neturėtų nespecialistai labai agresyviai vartotojams piršti savo nuomonės. Nes nuo šito taško prasideda tokia problema, kad mes galime pakenkti labai nemažai visuomenės dalį. Čia yra kaip su specifinė mityba, lygiai taip pat yra ir su kiauliena. Iš esmės mes turime, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose rekomendacijas, kad vaikam reikėtų įtraukti vis tik iki 18 metų kiaulieną į mitybos racioną, kad jį subalansuoti. Tai šiai dienai, aišku, Lietuvoje mes neraginam, kad pulkime vartoti labai daug kiaulienos, bet atkreipiant dėmesį į pačią kiaulieną kaip mėsą, kaip žaliavą, kaip maistą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad visos dalys yra skirtingos ir jų skirtingi maistinė vertė. Tai šiuo atveju turime išpjovą, kuri yra tikrai labai vertingas baltymų šaltinis, joje mažai riebalų. Labai vertingos yra kiaulienos mononesočiusios riebalų rūgštis. Išskirtinės jos yra kokybės ir išskirtinai tikrai palankiai veikia sveikatą. Kokia yra problema šiai dienai, mes visi turbūt kaip vartotojai ir tie, kurie atstovauja tuščius narvus ir mes čia sėdintis, mes apskritai per daug vartojame. Tai reikėtų bendrai iš esmės šviesti vartotoją, bet nerekomenduoti atsisakyti vieno ar kito produkto, mažinti galbūt, viską turėtume mažinti, bet išbalansuosime mitybą ir tikrai nebus tvaru, jeigu mes 30 metų, turėsime labai blogą sveikatą. Tai mes tikrai nebūsime tvarūs ir mūsų fakultete, gyvūnų mokslo fakultete, mes dabar jau pradėjome tokį šūkį eskaluoti, kad vis tik tai pagarba gyvūnui ir meilė žmogui. Nes pastaruoju metu su labai agresyviom akcijom mes matome, kad nebelieka meilė žmogui. Tai labai norėtume visų paprašyti atkreipti dėmesį, kad vis tik reikėtų pasirūpinti ir žmogum. Gyvūnai labai svarbu, jais nieks negali pasirūpinti. Mes turim laukinės kiaulės, šernai, jie patys savim rūpinasi miškuose, bet mes turime ir tas domestikuotas vadinamas, tai yra naminius gyvūnus, kurie mum yra būtini, kad mes būtume patys sveiki ir išliktume. Iš tikrųjų, o ką jūs galite pasakyti, kolegės, apie kiaulienos maistingumą ir apie jų vertę mūsų racionai? Jeigu kalbėtume apie kiaulienos maistingumą, lygintume su kitom gyvūnų rūšim, tai tikrai tiek baltymų kiekiu, tiek mikro-makroelementais kiauliena tikrai yra praturtinta ir tikrai pateikinant vartotojų poreikius, tai tikrai būtų tikslinga vartoti, bet kaip ir profesorė Elena minėjo, kad visur turėtų būti saikas, subalansuota mityba, bet norėčiau dar tą akcentuoti, kad yra pakankamai aukštas kiaulienos virškinamumas. Jeigu procentaliai žiūrėtume, vėl kaip priklausomai nuo kurias skerdienos dalį mes vartosim, kiekvienas vartotojas skirtingai mes renkamės. Yra vartotojų, kurie nori tų tikrų kaimiškų lašinukų vis dar, ypatingai šaltuoju metų laikotarpiu, ir yra tas jaunimas, kurie daugiau nori tos liesesnės kiaulienos, bet visumoje tai pakankamai gerai yra virškinama. Aukštas kiaulienos virškinamumas yra. Va kaip ir kolega minėjo, ne veltui mes tiek daug suvartojom kiaulienos, Lietuvos vartotojai pakankamai daug vartojam kiaulieną. Bet kažkada mus bandė nugazdinti su Eat Lancet ataskaita, kuria vadovaujasi ir Europos komisija, kad raudonos mėsos vartojimas gali sukelti vėžį. Tai kaip čia gaunasi tuomet? Labai ganėtinai naujų publikacijų, mokslinio publikacijų, pastarąją teko skaityti 24 metų, nėra tokių griežtų
apibendrinimų negalime teikti, kad sukelia vėžį būtent raudona mėsa. Sukelia daugiausiai vėžį tos kancerogeninės medžiagos, kurios yra jau perdirbtose produktuose. Ir jeigu mes pagaminsime, sakykime, jau labai gerai išrūkytą mėsą, tai tada jau yra problemos, bet tai yra ne su mėsa problemos, su jos paruošimo būdu. Tai yra perdirbimas iš esmės. Pati kiauliena, kad sukeltų vėžį, tokių duomenų, kad mes galėtume apibendrinti ir teikti išvadas, tikrai nėra. O perdirbimo, tai tie mokslininkai, kurie ir publikavo šitos duomenys, jie ir apibendrina, kad vis tik tai tų duomenų yra tikrai labai mažai. Nes, pavyzdžiui, tokios tarnybos kaip EFSA, jos pačios netlieka tyrimus, jos atlieka apibendrinimą, ką padarė kiti mokslininkai ir tada teikia išvadas. Kitas aspektas yra taip, tos tarnybos mums visiems skamba, kad, jos jau pasakė ir tai yra 100% tiesa, taip, mes turime laikytis nurodymų, nes jos atliko analizę, jos paskelbė išvadas, bet tokios situacijos kartais būna patiems mums dalyvaujant konferencijose, prieš pusmetį gerą, mitybos yra asociacijų ir jų yra nemažai ir viena iš tokių pasaulinio lygio mitybos asociacijų dabar vadovauja mokslininkė iš Australijos ir jinai labai pasidžiaugė konferencijos metu, kuri vyko Pabaltijos šalyse, kad labai džiaugiamės Kipru, ko negalim pasakyti apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, kad jie pereina prie daugiau augalinės mitybos. Sekantis buvo mano pačios klausimas, o kodėl jūs džiaugiatės Kipru ir lyginat su Lietuva, juk Lietuva, Latvija, Estija mes daugiau priklausome, daugelis iš mūsų vis tik šiaurės šalių mitybai. Tai yra mes negalime vartoti tiek daug daržovių ir vaisių, nes jie tiesiog pas mus neauga, jie yra sezoniški. Ir mums reikia daug ir tų sočiųjų riebalų, ir polinesočiųjų, ir mononesočiųjų, ruginė duona, nepamirškim skaidulinės medžiagas, iš kur gaunam, tikrai ne iš vaisių pagrindas. Aišku, tirpios, netirpios skaidulinės, bet tas subalansuotumas ir nepolimas į kraštutinumą. Kaip pavyzdys kitas, kad įsivaizduotų ir žiūrovai, ir klausytojai, negalime mes nuvažiavę į Neapolį vasarą jiem patiekti cepelinų su spirgučiais. Numirs žmonės. Tai lygiai tas pats yra ir Lietuvoje. Mes turėtume atsižvelgti vis tik į savo klimatinės sąlygas ir ką mes vartojame. O kiek mes galime palyginti gyvūninės kilmės baltymų vertingumą su augalinės kilmės baltymų verte mūsų organizmams? Tai dėkoju, aišku, Lietuvos mokslo akademijai, kuri delegavo mane atstovauti Lietuvą rengiant ataskaitą apie alternatyvius baltymus. Ir alternatyvus baltymai tai nėra tik tai augaliniai baltymai, tai yra ir mikroorganizmų pagrindų pagaminti baltymai. Tai visi jie, tos technologijos kuriamos, kad sumažinti gyvūninių baltymų vartojimą. Bet ta mūsų ataskaita jau turėtų neužilgo būti paskelbta viešai, nes tas darbas užtruko virš 2 metų. Iš įvairiausių pasaulio šalių mokslo akademijų dalyvavo tikrai mokslininkai atitinkamai savo srityse ir paskutinę jau ataskaitos versiją skaitant labai pasidžiaugiau, kad nebuvo niekas eliminuota ir vartotojams vis tik tai bus pateikta tokia ataskaita, kurioje yra suformuluota, kad mes dar nepasiruošę pereiti prie baltymų alternatyvų, todėl mes neturėtume atsisakyti gyvūninio maisto, nes mes neturime kuo jį pakeisti. Reikia pasakyti, su augalais viskas su jais yra gerai, mes juos turėtume vartoti ir tai yra mitybos piramidės pagrindas, bet iš jų išgauti baltymą tai yra išgavimo procesas, tai yra išgavimo technologija, mes vėlgi turim labai rafinuotą žaliavą, ypač jeigu mes ruošiam baltymų izoliatus ar koncentratus, nes paprastai augalas nėra, kad būtų grynas baltymas, jame yra krakmolo arba kitų angliavandenių, mes turim juos pašalinti, tai yra įvairūs būdai technologijai, ekstrakcija, plovimas ir taip toliau. Tai yra lieka chemikalų likučiai. Dažnai su augaliniais baltymais yra problema tokia su jų koncentratais, izoliatais, kad juose yra didelis kiekis druskos. Lieka tiesiog neišplauna. Tai yra tokių įvairiausių dalykų, kur vartotojai turėtų būti informuoti. Žinoma, jeigu vartotojas serga, jis negali vartoti gyvūninių baltymų, tai jam yra alternatyva, bet sveikam žmogui reikėtų valgyti kuo įvairesnį maistą, aišku, pagal rekomendacijas sveikatai palankiai mitybai. Dėkuoju profesoriui Elenai už tą atkreipimą dėmesį į meilę žmonėms. Iš tikrųjų, turbūt šito istorijoje to tuščių narvų puolimo istorijoje aplamai
ant gyvulininkystės tokios, kaip labiausiai turbūt užgauna tas momentas, kad yra demonizuojami žmonės, kurie dirba su gyvūnais. Gyvūnkystė. Ir man kaip gyvūnkystės technologui, baigusiam veterinarijos akademiją, kuriam tiesiog buvo dėstoma tokia disciplina kaip kailinė žvėrininkystė, kiaulininkystė taip pat, man tas puolimas, jisai parodo, kad tie žmonės, kurie dirba, stengiasi ir jie yra paverčiami kažkokiais tai kankintojais, žudikais ir panašiai, tarsi jie kažkokie visuomenės atmatos vos ne. Tai va šitas momentas yra skaudus, užgaunantis ir jo aplamai tokio, mes to nenusipelnėm. Nei vienas, nei čia dėstytojai, nei profesoriai, nei žmonės, kurie dirba ūkiuose, nei ūkių savininkai. Turbūt mūsų pagrindinė prigimtinė pareiga arba profesija yra auginti gyvulius, auginti taip gerai, kaip mes mokam ir galim. Ir, tai darom dėl to, kad būtų žmonėms maistas, kažkokios žaliavos ir taip toliau. Tai čia tokia teorija. Dabar realiai diskutuoti apie tas temas, kurias kelia tie tušti narvai, apie jas diskutuojama Europoje, bet civilizuotai diskutuojama. Nepuolant, neužpuolant, kad jūs čia žinot, va čia kažką padarėt. Yra daugybė aspektų, kuriuos visus reikia išnagrinėti ir ne taip, kad sako, jums, vieno parašo trūksta. Tai čia vieno parašo trūkdavo gal viduramžiais, kad galvą nukirsti, tai parašo nereikėdavo, ne? Ir dar toj santvarkoj, kur mes pragyvenom 50 metų, irgi vienu parašu buvo galima visą šalį okupuoti. Jo, tai dabar, kad to parašo, reiškia, yra daugybė visokių sprendimų šitai problemai, bet jinai turbūt yra gyvulininkystė šiuo metu arba kiaulininkystė, jeigu mes jau kalbam, ne pati didžiausia. Iš tikrųjų, tai yra daug metų apleistas sektorius iš valdžios pusės ir visiškai atvirai tą sakau, jie žino ir aš jiem esu tą pasakęs ir dabar diskutuosim apie tai dar su vyriausybės institucijom. Tai pasimti vieną epizodą, tik tai iš viso to vieną fragmentą, ten reiškia tą kastravimo, mes esam parengęs video, kaip yra kastruojama, nežinau, vis turbūt parodysim tą video, kaip yra kastruojami paršeliai. Mes nesigėdėjom to, kaip tas vyksta. Ir ten nėra tų kraujo, tų burbulų, balionų, ten ir taip toliau, kaip jie buvo čia hiperbolizuotai parodyti. Tai gal tie balionai pas kažką galvose sproginėja, žiūrint ar ten kažką, bet realybėje to nėra. Jie patys ir pripažino, kad jie tiesiog siekia didesnio įspūdžio. Bet yra gaila, kad visuomeniai sudaromas toks perdėtai žiaurus tas vaizdas. Iš tikrųjų, taip nėra, tai kaip visuomenė turi susidaryti nuomonę, kuri gyvai nematė to proceso. Tai atrodo, kad ten tikrai to kraujo yra tiek, kad ne tik tas paršelis kraujuoja, bet ir tie darbuotojai visi apsipylę krauju. Tai tiem žiūrovam, tai aš manyčiau, kad tikrai vaizdas nėra priimtinas tokioj vietai. Skrūvinas to grįžta, tada su vaikučius glosto, žinot, su kaimynais bendrauja, visą dieną dirba kažkokiu tokiu mėsininku, pakankinti, to tikslą pakankinti. Taip, o šiaip tai vaikai labai myli paršiukus, nes paršiukas, tai mažas paršiukas, bet kuris mažas gyvūnas yra labai mielas. Tai dabar sudarom tokią kaip antireklamą, kad mes tos paršiukus taip nuskriaudžiam, kad jie paskui suvargia ir jiem labai sunku gyventi. Skauda ir taip toliau. Kitas dalykas yra reglamentuota dokumentais, kad mes ne tik paršiukam, bet ir pačiom kiauliam, paršiukų mamom yra suteikiami žaislai, užimtumai, kad jom nebūtų nuobodu tas laukimo procesas iki tol, kol jos paršiuosis ir gimę paršiukai taip pat turi užimtumą. Tai tikrai nėra ten taip blogai, kaip yra kartais sudaromos tos vaizdos ir toks kraupus vaizdas. Gal reikia turbūt pasidžiaugti tom organizacijom, nes jos eina už gyvūnų gerovę, ne? Tai tikrai yra visokių augintojų, laikytojų. Bet mes dabar čia daugiau kalbėjome apie tai, kaip atrodo šašlykai vizualiai, kaip jie kvepia, svonis ir taip toliau. Bet kitas dalykas su visais šitais įstatymais ir tais pačiais kastravimais, kas yra daroma, tai taip pačiai yra ir agresyvumas, ne? Paršiukų mažinimas. Tai čia irgi reikėtų pasižiūrėti iš kitos pusės, kur yra ta gyvūnų gerovė, nes jeigu mes mažinam agresyvumą, tai automatiškai jie ramesni ir auga.
Jie vienas kito neskriaudžia, nes ten, jeigu mes paliksime nekastruotus, agresyvius, tai vienas kitą jie dalinai suėda, pjauna. Tai yra Pjauna. baisus stresas ir tam gyvūnui apie gerovę jau čia kalba nelabai turbūt ir galėtų eiti. Kad ir kaip keistai atrodytų, bet pas paršiukus irgi yra pasiskirstimas hierarchija, kas vadovaus grupiai. Ir ypatingai tuo laiku, kada jie yra atskiriami nuo mamos ir jeigu yra kelių mamų grupės paršiukai sudedami į vieną gardelį, tai vis tiek atsiranda tas lyderis, kuris vadovaus tai grupiai. Tai tas yra iš prigimties, kaip ir žmonių gyvenime, kad vieni yra daugiau linkę, kiti mažiau ten į vadovavimą arba, sakykime, į kitus kokius emocinius dalykus, taip ir paršiukam. Ir iš tikrųjų man tai pačiai labai kliūva tai, kad tie žmonės, kurie rodo šitos kraupius video, jie dažniausiai nėra net buvę fermoje ir absoliučiai nėra matę nei gyvo paršo, nei paršelio, absoliučiai nieko. Tačiau su labai dideliu užsidegimu ir su labai dideliu tokiu savęs teisumu bando kaltinti augintojus, tuos, kurie rūpinasi gyvūnais kiekvieną mielą dieną ir galų gale, kurie kuria mokslą iš to, tai yra tokie žmonės kaip jūs. Ir kaip jūs apskritai jaučiatės dėl to, kad mano manimu pastaraisiais metais, kuomet veganizmo idėjos auga ir plinta kuo plačiau, gyvulininkystė kaip sektorius, jisai yra šiek tiek gal net stigmatizuojamas. Ir gaunasi, kad tikrai jūs piešia kaip kažkokius nusikaltėlius, nusidėlius, nors viskas vyksta legaliai pagal teisės reglamentus. Ir galų gale jūs bendraujate universitetuose su jaunai žmonėm. Ar jiems persėda šitas nuotaikas? Be abejo, nemalonu yra. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad atėjęs žmogus iš pašalies, visai kitos ryties, šitai priekaudamas jis turėtų atkreipti dėmesį, kad daro be galo didelę žalą visai bendruomeniai, visai visuomeniai. Kaip profesorė Vilma minėjo, taip yra augintojų, kurie galbūt nusižengia gyvūnų gerovės reikalavimam, reikėtų atkreipti dėmesį. Tai šitiem žmonėm linkėčiau, kad jie koncentruotųsi į tą sritį, kur tikrai yra problemų ir neniekintų tų sričių, kuriuom reikia palaikymo atvirkščiai. Tai šiai dienai, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad kiaulininkystės sektorijoje jau, turim bent jau aš asmeniškai beveik baigiu paruošti jau ir antrą mokslų daktarą. Tai yra be galo daug žinių reikalaujanti sritis. Tai negali iš gatvės atėjęs, socialinių mokslų ar kitų mokslo atstovų šnekėti ir įrodinėti visuomeniai, kad šita visa sritis yra niekas, jos nereikia, jinai yra žudikai, kankinto ir taip toliau. Jauni žmonės be abejonės pergyvena ir tai gali būti ir pašiepiami netgi, tai gali patyčias išaukti, tai todėl labai tikrai reikėtų atkreipti dėmesį į kenkimą tokių akcijų. Ir juo labiau mūsų manimu Lietuvos ekonomika iš tikrųjų turėtų šiuo metu ypatingai augti kuo sparčiau, kad mes galėtumėme kompensuoti išlaidas skirtas pasirengimui galimai kariniai agresijai ir panašiai. Ir mūsų laisvės rinktis yra vieninga nuomonė ta, kad visi, kas trukdo ūkio plėtrai, tame tarp ir žemės ūkio plėtrai, jie nėra Lietuvos draugai. Netgi gal ir priešai kai kurios organizacijos, kurios prisidenginėja gražiais tikslais. Ką jūs manote? Aš manau, kad teisė rinktis, tai turėtų būti teisė rinktis, bet kai kur tikrai mes negalim rinktis. Galim rinktis, bet iš tikrųjų tokia nuomonė peršama, kad vienas dalykas ar kitoks yra gerai. Tai niekas, nėra prieš veganizmą. Tai žmonės, jeigu jiems tinka tas principas, jeigu jiems patinka valgyti augalinį maistą, tai tegul ir valgo, bet taip pat reiškia su to gyvulininkystė, jeigu žmonės, kurie tikrai mėgsta mėsą ir taip pat, reiškia, jie valgo mėsiškus produktus, tai irgi tai nėra blogai, jo labiau, kad tai yra patirtis, pasižiūrėti, kad mūsų senoliai tą mėsą valgė ir ten tikrai nebuvo didelės problemos ir niekas ten, nesakė, kad mėsa tai yra blogis. Tik antrinčiau, kad nemėgsta mėsą, vadovaujasi sveikatai palankios mitybos principais, nes tai turi būti subalansuota, o subalansuotoje mityboje mėsa įeina. Tai nėra, kad laisvė rinktis. Ir tie žmonės, kurie veganai, vegetarai, taip kaip jūs minėjote, bet kai mes turim situaciją Lietuvoje, kai pavyzdžiui vaikus mažamečius maitina vien tik augaliniu maistu, tai nėra turbūt labai gera patirtis, nes vis tik subalansuotas tas maistas turi būti. Pats suaugęs gali filosofiškai rinktis. Taip, o vaikas jau turėtų būti subalansuotai maitinamas. Subalansuotai. Tai aš kažkiek dar gal pridėčiau savo tokią mintį, kad, kaip ir ta laisvė rinktis.
aš sutinku, kad visuomenė yra žmonių, kurie vat, kaip skambutis, ne, kažkokie tai vat, ten išneša naujieną, bet toliau kas su to daroma, reiškia, vat, politikų reakcija, ne, jeigu ar jie reaguoja adekvačiai. Vat, Audinio atveju, tai aš suprantu, kad ant to buvo pastatyta visa rinkiminė kampanija, kad čia kažkokia grupė žmonių balsuos vat, už mus, tai mes galbūt esam pasiryžę tuos žmonės demonizuoti, uždaryti, nekompensuoti, reiškia, ir iki šios dienos, reiškia, tas tęsiasi. Tai su gyvulinkystės aplamai klausimais, gyvulinkystė bendraja prasme Lietuvoje nustumta į kažkokius pašalius. Kodėl į pašalius, tai mūsų nacionalinėje žemės ūkio strategijoje gyvulininkystė yra įrašyta labai aiškiai kaip prioritetinė ūkio šaka. Tų prioritetų, kiek jau 20 metų dirbu, įrašo prioritetų, o paskui kažkur pinigai dingsta, jie ne ten. Reiškia, pinigai eina ne prioritetui ir tada visi kažkokie politikai sako, nu žinot, va taip gavosi, kasgi čia gilinasi, žinai, aukos, tai yra aukų vis mažėja, ne? Gyvulininkystės subjektų mažėja. Ten, reiškia, kiaulininkystė yra ten 20 ūkių, kurie užsiima aktyviai, nu tai 20 žmonių negali išsiubuoti čia didelio kažkokio laivo, pasakyti, žinot, jūs neįgyvendinot savo programos. Turėjau kažkada su Salamakinu tokia, reiškia, kaimo reikalų komitetas. Žinot, jie ten vyriausybės programą, ten kaip įgyvendino, taip toliau. Sako, nesvarstykim. Kodėl? Net nesvarstykim. Nu tai sakau, gal pasvarstykim, gal kaimo reikalų komitete, kas nesigavo, ne? O kam čia bereikia, sako, mes viskas, baigėsi mūsų, reiškia, kadencija, darbas baigėsi, uždarom, nesvarstom klausimų. Reiškia, išsikeliam lozungus, ten, sakykime, prioritetas gyvulinkystėje, gavosi antiprioritetas, nu ir nebesvarso, niekam nebeįdomu. Ateina sekantis, pasiema tos pačius lozungus, keliauja toliau. Ir tie atėjusieji padirba galbūt šiek tiek kadencijos pradžiai, paskui jau baisu, kad jau gali prarasti kokius nors rinkėjus ir Facebooko sekėjus ir panašiai, ir viskas jau baisu, tada joks darbas nebevyksta, įsivaizduoju, teisėkūroje. Ne visi politikai tokie, ne visi tikrai, ir tikėkime, kad atsirastų palaikančių gyvulininkystę, nes sritis tikrai labai svarbi Lietuvai. Taip, bet kadangi šiandien prieš šašlyko kalbam, tai aš būsiu atviras. Reiškia, pas mus yra toks lozungas. Reiškia, ir taip veikia. Sako, žinot, pas mus trūksta kiaulienos. Trūksta kiaulienos, neapsirūpina. Tada sekantis žodis yra, reikia remti gyvulininkystę. Ir tada pinigai nukeliauja pieniniam karvėm, kur apsirūpinam va tiek. O kiauliam, kuriuom neapsirūpinam, sako, žinot, Nebeliko. Tai va tas tokie posūkiai pereina, trūksta kiaulienos, reikia remti gyvulinkystę ir pinigus atiduodam jau ten, kam reikia. Keliam klausimus dėl strateginių gebėjimų. Kiek galima čia negebėjimai, laikytis? Čia yra įtaka, kad kaimuose tų augintojų nebelieka, jie tokios politinės įtakos nebeturi ir atsiskaityti prieš jos niekam nereikia. Nu, trūksta, žinot, nu, pinigai, bet tie, kas gavo, jie laimingi, jie toliau sako, žinot, jūs. Taigi, jeigu jūsų augintojai mažėja, faktiškai vienintelė viltis jūsų lieka iš šašlykų valgytojai, kurie turėtų remti mūsų sektorių kiek įmanoma ir pirkti tik lietuvišką kiaulieną. Gera idėja, tiek reikia šašlykų valgytojų asociaciją. Gal ir partija kokia. Kodėlgi ne? O klausykit, čia sako, jeigu mes nevalgysime mėsos, tai išgelbėsime planetą. Nu ir nebebus klimato kaitos. Tai klausimas jums kaip mokslo žmonėms. Ką jūs apie tai manote? Daug veiksnių turi įtakos klimato kaitai ir įvairiausių teorijų yra. Tai šiai minutėje, žinoma, mes turim problemą su tarša, mes vartojam per daug, bet kad atsisakius vien gyvulininkystės ir tik Europoje, iš šalia mes turim Kinijos fabrikus, degančią Ukrainą, Siriją, Izraelio karus. Aš manau, kad karvių išskirdimas ar kiaulių Lietuvoje tikrai nelems klimato kaitos. Aišku, lašas po lašo, taip, bet pasaulis šiuo klausimu turėtų būti vieningas. Europa, jeigu susižlugdys pati, tai mes turime prioritetus, man atrodo, labai aiškiai dėliotis, kad ginklam be galo svarbus prioritetas tikrai. Mes turime būti savistoviai. Bet jeigu mes neturėsime maisto, tai mūsų suverenitetas tikrai yra labai didelis klaustukas. Tai mes ne tam už laisvę kovojam, kad neturėtume tokioje šalyje ko pavalgyti.
Manyčiau, čia ir daugiau faktorių būtų dėl to, kaip sakot, dėl viso šitos situacijos, tai ne vien tai gyvulininkystė. Tikrai ne. Tai jūs Gal tas lašelis mažytis ir yra, bet ne pagrindinis. Tai nėra jūra, tai tik tas lašas yra jūra. Bet šito yra dirbama, kad taip nebūtų. Realiai, tikrai. Technologijos, inovacijos, genetika, visa kita. Čia tikrai dirbama yra. Bet aišku, tai yra labai mažas kiekis ir pavyzdžiui, kaip ten sako, karvės alemškės šiltina klimatą, ten tas išmetamas metanas. Tikrai, vat, kaip kolegė sakė, ir karai, ir gamyklos, ir automobiliai, manau, kad taršalų žymiai ten daugiau ir visų tų medžiagų, kurios šildo klimatą, yra žymiai daugiau negu karvės, šio labiau, jeigu žiūrint gyvulininkystėje, taigi skaičiai pas mus Lietuvoje, jeigu apie Lietuvą šnekant, sumažėjo, tų pačių melžiamų karvių sumažėjo 4 kartus, tai automatiškai ir metano įskirimas ir visa kita sumažėjęs yra, tai mes kaip tik turbūt, sakykim, šaldom dėl klimato, nešildom. Šiuo atveju, jeigu Lietuvos požiūrį žiūrint, kas, sakykim, kad ir su kiaulėm, jeigu skaičiai žiūrint, tai 4 milijonus kiaulių užaugindavom kažkada, tai dabar 500 000, tai vat kaip čia gaunasi. Tai net 8 kartus. Taip, 8 kartus sumažėja. Karvių vien tik tai melžiamų sumažėjo 4 kartus, tai kur tas šildymas, kur tas metanų išmetimas, kad ir, kaip kolega sakė, tai galbūt tai yra lašas, tik tai kažkiek pasidom, bet ir tas lašas gerokai sumažėjęs dabar. Taip. Iš tikrųjų ir kasmet tiek tų kiaulių skaičius mažėjantis yra, manau, tikrai tokia situacija yra. Mes su savo vakarėliais iš tikrųjų darome viską, kad šitas kiekis didėtų. Ir tikrai vartojame kiek galim. Aišku, laikydamėsi Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų būtinai, kad pusė lėkštės daržovės, 1/4 lėkštės vertingi baltymai, pavyzdžiui, šašlykai, nieko mes aišku niekam nesiūlome, ir likęs 1/4 kokie nors tai angliavandenį. Pageidautume visą grūdžiai, visą dalį kokie nors sveiki. Ir sakykit, tai ką jūs manote apie to žmonės, galbūt net ir aktyvistus, kurie sako, o mes vietoj kiaulienos valgysim avokadus ir va tada jau planeta bus garantuota išgelbėta. Aš manyčiau, čia yra jų pasirinkimas. Jeigu jie pasirinkę avokadus, jeigu jų sveikata yra gerai, mes per prievartą nesiūlom, kad jūs būtinai turit valgyti kiaulieną, kad jūs tikrai tik ją valgydami gerai jausitės, čia jau yra jų pasirinkimas. Bet turim nepamiršti, kad kokia yra tiek to pačio avokado sudėtis, kokios medžiagos, maistinės medžiagos sudaro avokadą, kokios medžiagos yra kiaulienai. Ar tikrai mes užtikrinam savo mitybinius poreikius ir visas medžiagos, kurios yra reikalingos mūsų organizmui. Ir ko gero turim jiem pasakyti tiem žmonėm, kad jie tikrai neišgelbės planetos, nes jie turi pasigilinti avokado auginimo technologijas. Iš tikrųjų, avokadai yra vieni iš didžiausių bičių priešų. Tai yra avokadų žydėjimo metu masiškai miršta bitės, todėl kad tuo metu avokadai purškiami stipriais pesticidais, plus mes nekalbame apie maisto transportavimo kaštus. Nes net 40% viso CO2 pėdsako maiste sudaro transportas, o ne pati gamyba, auginimas ir taip toliau. Todėl jokie protestai prie ūkių, prie fermų su tikslu gelbėti planetą, jie apskritai negali turėti jokios prasmės. Iš kitos pusės žiūrint, tai kiauliena, jau mūsų čia lietuvių tradicinis maistas buvo, turbūt ir yra, avokadas, tai atvežtinė daržovė. Ir jinaigi skanu laiks nuo laiko skanu nepaneigsi. laiks nuo laiko, bet jinai turbūt ir, sakykime, mes nesame organizmas taip jau įpratęs valgyti avokadus. Ir dar pasižiūrėjau cheminę sudėtį, kad avokadė labai mažai baltymų yra, 1,6%, tuo tarpu kiaulienų turbūt apie 20 ir daugiau, tai tų baltymų kiekis. Priklausomai nuo kiaulienos skernos dalies, kurioje. Tai va, ko gero, tas avokadas tik tai simboliškai gali būti paminimas, bet kaip ir minėjot, anglies pėdsakas tai yra tragedija su atvežtiniais produktais. Taip, gyvename puikiai, norime ir bananų, ir vynogių, bet turime suvokti, kad pagrindas ant mūsų stalo turi būti Lietuvoje užauginama produkcija, tame tarpe ir kiauliena. Visos save gerbiančios Europos šalis, Portugalija, jų dietologų asociacijos, jie rekomenduoja, kas yra tvaru, vietoje užauginta. Man atrodo, visi turėtume daryti išvadas, tiek tie, kurie agresyviai ragina kažką tai kitką daryti, jie turėtų tada teikti alternatyvas, kad vietoje užauginta kažką tai būtų galima keisti kažkuo. Bet manau, turėtume pasidžiaugti, kad mes tikrai turim
didelės plačias galimybės pasirinkimui. Tiek vaisiai, tiek mėsos skirtingos rūšys, tikrai tuo tik tai galim pasidžiaugti. Pasirinkimas tikrai didelis. Stebiu ir galvoju, kad Lietuva virsta gero maisto šalim. Kaip turi tą jausmą? Kokybiško maisto. O kokybiškas maistas mokslininkės požiūriu koks yra? Kuris ne tik skanus, bet ir kokybiškai ištyrus maistinė vertė yra aukšta. Bet iš tikrųjų tikrai ir mokslas, ir ne vien tai mokslas, bet kas pačios visos ūkiai įmonės irgi bendradarbiauja tam, kad kokybė vartotojai būtų kuo aukštesnė ir užtikrinti, kad patys pašarų priedai, pašarai, alternatyvos, kažkokios žaliavos tam tikras ir taip toliau, kurios praturtina gyvūno racioną. Tai iš to mes ir gaunam tą gerą kokybę. Žinoma, visos auginimo technologijos priesa. Esate minėjusi apie kanapės, kanapių vartojimą šeriant kiaules. Taip. Tai tokios filosofijos tai yra ir buvo mintis kalbėta ir su kiaulininkystės sektoriaus atstovais, dėl kada ir išmėginsime. Tai pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kai gamina kanapių aliejų arba kitas aktyvias medžiagas ir jų ten lieka tų aktyvių medžiagų, tai va tas išspaudas duoda gyvulininkystės sektoriuje, tame tarp ir kiaulininkystės, kad gyvūnai prieš skirdimą būtų ramesni, jie tiesiog nesikoncentruotų ir nestresuotų. O taip pačiu atsiprašau, nes šiuo metu turiu riebalų santykis pasikeičia. Dėl papildytų šitų pašarų, ar ne? Tai čia sėklos, o čia jau pačios Tai faktiškai aš suprantu, kiauliena tampa panašesnė į lašišą. Ne. Pagal omega rūgštis, ar ne? Tiek neišdėdina. Paminėjot lašišą, silkių, riebalų rūgščių sudėtis yra ženkliai vertingesnė negu lašišas. Jeigu norite sveikatai palankiau, rinkite silkę, jeigu renkatės tarp silkės ir lašišos. Kaip gerai, kad pasakėte, mūsų biudžetai šeimų, aš įsivaizduoju, pagerės jau artimiausius mėnesius. Aišku, mažai sūdyta. Mažai sūdyta turi būti. Silkė irgi sudėtinga gauti gerą. Ir grįžtant prie kanapių, kaip ir profesorė minėjo, tai yra ne tik tai, kad ten penimom kiaulėm, bet ir, sakykime, tiem patiem paršiukam yra gerai ir tas laikotarpis, kada yra atskirimas nuo mamos nujungimo, kada pradedam duoti tą vadinamą priestartinį pašarą. Ir tai jie po nujungimo pereina prie to jau pašaro, kurį jie gaus be mamos pienų. Tai irgi yra tas toksai kaip ir kanapių šiek tiek ramesnis efektas. Net jo, šiek tiek sumažinamas stresas yra ir užsienio mokslininkų atliktų tyrimų stebėjom video medžiagą, kad buvo grupės, kuriem paršiukam nebuvo į pašarą įdėta, kitom grupėm buvo įdėtas kanapė. Tai tikrai paršiukų veiksmai yra ramesni. Tokie turi tą raminamą efektą. Pakeitant tos kanapės, paprastosios kanapės, ar su narkotinė? Ne, pluoštinės. Jungtiniai Amerikos valstijose tai tos, kurios jau su veikliosiom medžiagom, kur gaminami tie ekstraktai. Čia, paprastos, ne visai, bet... O tai mes paskui ten, apskritai vartotojai negali įtartinai pralinksmėti tokios mėsytės užvalgę? Vartotojai tikrai nepralinksmės, bet pavojinga tokia žaliava turbūt įmonėje reikia labai didelės apskaitos ir po gero Lietuvoje sudarytų sunkumų išbandyti dėl to, kad darbuotojai įvertintų realią grėsmę. Lietuvo įstatymiškai negalima auginti narkotinių kanapių. Bet išspaudas gali gal gauti. Galbūt, ja. Jūs apie tą vau pokytį čia tokį paklausė, aš galvoju, kas čia tas vau pokytis. Kas galėdavo? Sujungiant tai, kad, reiškia, buvo paminėta, kad, reiškia, tie tuščių narvų atstovai arba ten dalis žmonių nežino, kaip auginamos kiaulės. Iš tikrųjų yra problema. Dėl biosaugos mes jau daug metų nebeįsileidžiam augintojų į stambius ūkius, ne augintojų, bet šiaip svečių, reiškia, į ūkius, kad jie, susipažintų, nes jie gali atnešti elementariai gripą. Tą žmonių gripą gali atnešti kažkokias ūkinės kiaulių ligas, ten, reiškia, ta mikroflora ūkija yra tokia uždara, kad ten, kad neteitų kažkokie kiti, reiškia, patogenai, kurie sukeltų ligas, didelius kritimus ir taip toliau. Peršalęs darbuotojas dirbti su gyvūnais negali. Realiai tą, ką kalbam dabar apie tos tuščių narvų žmonės, tai jie ypatingai yra pavojingi ir baisus dėl ko? Ne dėl to, kad jie kaip ir žmonės, bet, reiškia, jie
jie mato ir hiperbolizuoja tuos dalykus, kurių pasitaiko, ne, reiškia, bet kokioje situacijoje pasitaiko, nežinau, ir ligoniniai būna, serga žmogus, ten kažkas ten negaluoja, vemia, gal ten pykina, kitas numiręs guli, gal žinot, ir dabar, reiškia, paimsi tą fragmentą ir jį išhiperbolizuoja, čia jų duona yra. Tai va tokių žmonių, kaip pasakyti, įsileis kiaulę į bažnyčią, tai užlips ant altoriaus. Tai va čia taip sakant, bet normaliem žmonėm, kurie reaguoja, kuriem įdomu, tai tas yra parodoma tie dalykai, supažindima, nieks ten labai nevauksi, bet pavyzdžiui, kur yra vau iš tikrųjų, tai per daug metų yra, ženkliai pasikeitę rodikliai auginimo. Ir kur tai veda? Tai veda į geresnę kokybę ir pigesnę mėsą. Ką visi ir siekia iš tikrųjų. Tai visi mokslininkai ties kiekvienu fragmentu kiaulininkystėje yra atliekami kažkokie bandymai, moksliniai darbai, ten vislumo didinimas, apsiparšiavimų, ten, reiškia, aplamai iš paršavė. Kas nors įsivaizdavo, kad paršavedė per metus atveda normaliai, ūkyje 40 paršelių. Tai, čia kaip ir vau, ne, o kažkas pasakytų siaubas, kažkokia košmaras, ne. Tai arba pašarų sąnaudos, kažkada buvo 4 pašariniai dar vienetai, ne, dabar reiškia praktiškai 2 kilogramai pašaro kilogramai priesvorio. Tai artėja prie tos lašišos. Lašiša yra vienas pašaro, vienas priesvorio. Čia tie dalykai yra. Bet čia labai daug dirbama. Bet baltymų kiekis pašare lašišų žymiai didesnis. Bet tai ir yra technologijos, tai yra mokslo įnašas, kad išgelbėti pasaulį, nes mes tada suvartojame mažiau tų pačių gamtinių resursų, kad užauginti pakankamai baltymų žmonių mitybai. Nes jeigu mes viską suvalginsim iš laukinės gamtos ir minėta tą pačią lašišą ar gaudysim šernus, o ne valgysim užaugintas kiaulės, tai bus tada labai blogai, tai mes tada iškreipsime visą bioįvairovės balansą. Tai labai tą filosofiją linkėčiau, kad tų žmonių priešingai agituojančių jinai nebūtų trumparegiška. Visos filosofijos gerai, bet tikrai netokio agresyvių būdų. Iš tikrųjų, šitame pokalbėje man labai strigo tai, kad jūs kaip mokslininkai nei vienas nepasakėte, nors ir turėdami be galo daug žinių, darykite būtent taip, nedarykite taip. Ne, jūs visi pasakėte, jūs galite pasirinkti, čia jūsų pasirinkimas ir esate pasirengę gerbti. Aktyvistai tuo tarpu, jie bendrauja visiškai priešingai. Jie sako, jeigu jūs darysite taip, bus viskas gerai. Jeigu darysite kitaip, negu kad mes galvojame, negu kad mes tikime, vadinasi, esate gyvūnų kankintojai, esate žudikai ir taip toliau. Jie nesiūlo kelių skirtingų variantų ir juo labiau nesiūlo pagarbos kitokiai nuomoniai. Dėl to mes laisvi rinktis. Iš tikrųjų, šiandieną, kiek buvo įmanoma, jums pateikėme mandagius, atsargius ir labai išmintingus mokslininkų pastebėjimus apie kiaulieną, apie mitybą, apie gyvūnus ir gyvulininkystę. Ir mes tikime, kad jūs atsirinksite, kas yra naudinga jums, kas naudinga Lietuvai, mūsų visuomeniai, kas naudinga sveikatai ir kas naudinga mūsų planetai. Tai iš tikrųjų dėkoju visiems, kurie šiandieną buvo su mumis kartu. Ir nepamirškite paspausti patinka, nepamirškite sekti mūsų. Tai yra labai mažas veiksmas, bet socialinių medijų algoritmai tokiu būdu padeda pamatyti šį turinį kuo didesniam skaičiui žmonių. Tai ačiū labai visiems žiūrėjusiems ir laukite kitų mūsų tinklalaidžių, kurios bus nemažiau įdomios. Viešpatės. O tai kas čia žino, koks to šašlyko poveikis? Dalia Grakulskytė, mūsų asociacijos puošmena su pačia gražiausia šios dienos suknele. Man sakė, kad reikia vasariškai apsirengti. Klausiu dėl dress kodo, bet paminėjau apie nespalvotą aprangą, bet sakė, Dalia, viskas gerai. 10 šašlyko gabalą valgyti, dar vienas dublis. Čia.